Dabar, Donaldas, sorry, bet aš dar vieną klausimą turiu. Jau čia buvo klausimas apie gyvenimo įgūdžių programą. Ir ten yra labai daug dėmesio skiriama lyčių lygybei. Jūs kaip kuruojantį švietimą atėjote į mokyklą, priejo mokinukas ir sakytų, gerbiama vicemerė, kuri kuruoja švietimą ir visą kitą, būkit gera, atsakykit man. Tai kokios yra lytis ir tarp kokių lyčių reikia tą lygybę išlaikyti? Ką jūs jiems atsakysit? Tyliai pasitrauksiu į direktorės kabinetą. Klausimas, manau, yra tikrai toksai, juoko dėliai, tai jeigu galima, baigime šitą posėdį, atsakysiu jausi. Gerai, kolegos, ačiū. Įdomią natą mes čia baigiam šitą posėdį, tai dėkoju už jį ir pasimatom spalio mėnesio pabaigoje kitam tarybos posėdį. Tikrai norėčiau pasikartoti, kad ši Seimo dauguma ir ši vyriausybė yra vis dėlto geriausia, kas galėjo nutikti Lietuvai.